Man atrodo, viskas labai gerai vyksta. Man labai patinka, kad išgražėjo Druskininkai. Visur ir Viecūnai, kur aš gyvenu, tikrai labai gražu. Gyvenu čia ir esu labai patenkinta, miestas gražėja. Išvažiuoju ir grįžtu ir džiaugiuosi. Visą laiką naujovių randu. Taip kad aš tik už jį ir kad jis ilgai dar vadovautų ir gyventų. Jeigu būtų tiesioginiai mero rinkimai, tai rinktumėte tą patį merą? Būtinai, tik tai už jį. Mes jau čia nuo vaikystės lankomės, nes čia turim druskininkiečių giminių ir galim pasakyti, kad labai dirba druskininkų meras. Tikrai šaunuolis, 10 balų jam. Kokių pastebite pokyčių mieste? Tai daug pokyčių ir namai renovuojami ir jis vienas iš pirmųjų gėlynus pradėjo įrenginėti tokius įdomius, kur dabar daug kas jau pasinaudoja tą jų idėją. Nu, taip, kad labai daug pokyčių, labai daug. Ir švarus miestas, ir daugiau turistų jau, nes vienu metu tai buvo miręs miestas. Čia mano kaip ir gimtasis miestas ir ruošiuosi grįžti galų galiai į tą miestą. Здесь очень спокойно, чистый воздух, много развлечений для детей. Не хочется уезжать, поэтому не хватает времени, чтобы еще здесь задержаться. O kaip manote, kas traukia turistus Druskininkuose? Sutvarkyta visa aplinka, čia tos galima, kad ir žiemą, ir vasarą yra ką veikti. Pirmus įk atvažiavęs, po kiek metų neatsimenu, tai žinokit, gražiai atrodo, baisiai. Atvažiavom pažiūrėti, kas čia pasidarė. Eisim pažiūrėti apie tuos baseinus visus, o taip tai čia pasikeitė daug kas čia pasikeitė, miestas visas pasikeitė, į tas parkas taip atrodo, gražiai čia atrodo, viskas puikiai atrodo, baisiai patinka. Tai manote, kad kurortas patrauklus turistams atostogaujantiems? Nu taip, turi būti patrauklus šitoks parkas padarytas gražiai, tai jau čia nenori, turi būti gražiai. Патекти всем, не отвожу жмонись, если не патекту. В вашем городе уже, наверное, 4-й или 5-й раз. Очень нравится. Приезжаем сюда кататься на лыжах, на сноу-арену. Угу. А вы откуда? Мы с Калининграда. И что привлекает вас? Есть все, в принципе. То, что необходимо для такого отдыха, который мы хотим получить. Jeigu kalbėti apie Druskininkų miesto tvarkymą, esu pačios geriausios nuomonės. Esu Vilnietė. Bet druskininkai labai yra gražiai tvarkomi ir kadangi aš esu statybininkė, labai vertinu darbą visą. Ir kas pradedama dirbti, daroma nuo A iki Z, užbaigiama, kas daroma. Tiesiog labai teigiamai vertinu. Ir visada mielai atvažiuoju druskininkus. Miestas tikrai vertas yra dėmesio, gerai tvarkomas ir tiesiog visur, kur kreipiesi į įstaigas ar kur nors yra dėmesys, tiesiog labai gerai atsiliepia apie druskininkus. O esate ką nors girdėjusi apie Druskininkų merą, kaip jis tvarkosi mieste? Taip esu girdėjusi. Ir labai gerus atsiliepimus. Gal kokius nors konkrečius darbus? Nu, tiesiog miesto tvarkymui yra labai skiriamas didelis dėmesys, ES pinigai labai tiesiog panaudojama lėšos. Tiesiog aš prieš kelis metus, kaip mačiau Druskininkuose dar kas buvo nepadaryta, toliau kaip buvo padaryta, aš labai nustebusi netgi esu. Ir tikrai, nežinau, galiu pasakyti, didžiausias pagyras. Потому что очень спокойно можно отдохнуть в вашем городе после напряженной работы дома. Viešasis erdvės, aš manau, kad labai viskas puikiai. Aš čia jau 3 kartą atvažiuoju, tai labai patinka, vaikams labai patinka ir būtinai grįšim dar, nes labai smagu tikrai. O iš kur atvykstat? Iš Londono. Tai labai tikrai smagu ir parkai, ir yra ką veikti, ir mažas miestelis, ir žalia, ir skanu, ir labai ramu, viskas labai šauniai. O ką jau aplankėte Druskininkuose? Aplankėme, ėjome į parką One vakar, buvome, kur mes dar skaliukai buvom? Daug niekur nebuvom, mes Vilniaus apsistoję, tai pas mus ten viskas vienoje vietoje labai gerai. Važinėjomės aplink ežerą kasdieną, labai yra daug ką veikti tikrai. Kadangi minėjote, kad apsistoję esate spa, tai kaip vertinate kurorto rinkliavą esamą, tuos 2 litus? Turiu pasakyti, nieko negirdėjau apie tai ir nieko nežinau, absoliučiai. Nes yra įskaičiuojama kurorto rinkliava, už kurią vėliau tvarkomi gėlynai, šaligatviai. Man tie 2 litai mažai ką reiškia ir nelabai kreipiu į tai dėmesį ir nelabai aktualu. Tai kai bus įvestas euras ir rinkliava pasikeis į 1 eurą, tai jums tai sudarys kažkokį? Ne, absoliučiai, visiškai. Ne, tikrai ne. Очень хорошая природа, питание, красиво, очень спокойно и очень хорошие люди.
все нравится, честно. Тут бы даже бы хорошо бы жить. Да, очень, у вас очень ухаживают, и очень красивый дизайн, и очень нравится. Нам кажется, что вы много работаете очень. Мы вообще из Бонна, Германия, Deutschland. Очень понравился. Город блестящий, просто зеленый, хвоей наполненный воздух, красиво очень, красивые дома. Люди располагают к себе, правда. Здесь мы ни разу не видели ни выпившие, я уже не говорю про пьяных людей. Вообще люди предоставлены себе, расслаблены, релаксированно отдыхают. Нравится лечение, нравится обслуживание в домах отдыха, санаториях. В частности, мы занимаемся профилактикой своего позвоночника, ходим, занимаемся массажем и мануальной терапией. Пьем воду минеральную. Качество услуг вас устраивает? Очень, очень. А скажите цены? Цены вполне приемлемые. Šiaip tai labai nuostabūs tie druskininkai, kaip nuo sovietinių laikų prisiminus, tai labai daug pažengė į priekį, labai daug gėlių, labai tikrai galima vertinti, kad daug gėlių yra čia, daug parkų, žalių gražių. Labai smagu, kad atvažiuoja daug poilsiautojų, atvažiuoja ir vertina labai teigiamai druskininkus. Patinka čia. O apie tą pačią rinkliavą, kokia jūsų nuomonė? Labai gerai, galėtų būti ir daugiau. Jūs pagalvokit, pažiūrėkit, kiek atvažiavę užsieniečiai, kad ir tie patys rusai, baltarusiai, kiek jie čia pinigų išleidžia. Ta rinkliava 2 litai, taigi čia juokas. Jie net nežino turbūt, už ką jie ten moka ar dar kaip nors. Galėtų 10 litų mokėti. Aš manau, pilnai sutiktų ir net nepajaustų. Jo labiau, kad atvažiuoja tikrai ne patys jau biedniausi žmonės, o turintis pakankamai pinigų, taip kad tie 2 litai, kur dabar jie moka, sakykime, ar mes mokam, tai čia yra, tai čia mizai. Ką galima už tos 2 litus čia surinkus, kad ir iš visų atvažiavusių, čia yra labai maža suma. Tai mat, kad tokiam aplinkos tvarkymui reikalinga rinkliava kurorte? Be abejo. Nu tai iš savų pinigų, tai o kaip jiegi iš turizmo praktiškai ir gyvi šitie druskininkai, iš kurgi daugiau tie pinigai atsiras, jeigu ne iš turizmo. Kaip vertinate druskininkų viešasis erdves? Labai gerai. Kaip aš sakiau, pats gražiausias miestas pasaulyje. Visiems rekomenduoju, nes tai yra mano vaikystės miestas, jis tada buvo labai žavus, o dabar super. Čia yra pats gražiausias miestas pasaulyje. Čia yra energetika tokia, kokios kitam mieste nerasi. Aš manau taip. Nes žmonės vaikšto neskubėdami, atsipalaidavę, pamiršę visus rūpesčius, laimingi. Nemačiau piktų žmonių druskininkuose, nemačiau. Visi laimingi, visi linksmi. Nori dalyjasi gerą energiją ir yra super.